Ok, šiandieną bus apžvalgimas tokio įdomesnio aparato ir gal netokio tipinio man, nes aš daugiau tenais vis tiek asfaltiniais mocais. Nu, šitas irgi gali važiuoti ir asfaltu, bet grubiai tariant, endurkės nėra man labai toksai tipinis dalykas, bet aišku, mėgstu ir jas, nes tikrai su jom galima nuvažiuoti įdomesniais keliukais, ilgesnis sezonas ir taip toliau. Bet čia kita tema. Tai va, šiandien Transalpas Hondos 750. Jau kaip byloja pavadinimas, tai 7 PM kubikų, nors jeigu taip tiksliai, tai 755. Tai suapvalina. Tai va, ir motociklas yra 23 metų. Tai dabar 24, tai realiai jam yra nepilni metai. Ir jisai pradėtas leisti 23 metais, nes kažkurį laiką Transalpų kaip ir neleido. Honda buvo biškį jos primiršusi ir po to išleido būtent šitą. Tai va. Išvaizda, lempočkės, aišku, čia fogai priešrūkiniai tai yra papildomai uždėti, lankai dar papildomai uždėti ir dugno apsauga, pavadinkim. Tai va, šiaip naujoviškas motociklas, aišku, 23 metų modelis. Ir labai gerai, kad Honda pradėjo jį vėl gaminti Transalpą, nes tie senesnieji buvo tokie papezę, praradę savo rinką, o va šitas vėl primena normalų motociklą. Ir šiaip labai normalų motociklą, nes labai gerai subalansuotas motociklas, smagu su juo važiuoti ir pagal važiavimą kažkuria prasme man jis primena balansą tarp senosios Afrikos, nuo Afrikos 7 PM ir nežinau, nes ko čia pasakyti, nes čia reikėtų kažkokio patogaus gatvinio motociklo. Dar ten grubiai grįžtant dar prie motorų ir panašiai, tai turi jisai 90 arklių, tai ten šiam 8 kW kažkas tokio. Tai visai užtenka jam. Turi, aišku, jau normalesnius stabdžius, jeigu lyginant su senesniais Transalpais, bet šiaip asmeniškai tai ta koreliacija man su senaja Afrika, ir senoji Afrika tokia visiškai legendinis mocis tenais. Fantastika, ne motociklas. Ir šitas labai primena ir turi dar tam tikrų gerų feature'ų, kurių senoji Afrika neturėjo. Tai tikrai daug žadantis aparatas. Galvoju, reikia gal tiek daug neišsiplės čia, reikia pavažiuoti, kils minčių ir papasakot, kokios mintis kyla bevažiuojant šiuo motociklu. Skidelis, čia viskas. Galim pažiūrėti, kaip įsižiebė, išsijungia Honda. Transalp. Va, skidelis, fainas, jau ledinis. Aišku, čia važiavimo maudai. Irgi gerai. Tik pasigendu, yra gravel, bet nėra off-road. Sport užtat yra standart. Palygim standart. Tai va, ir šitas motociklas jau yra nuvažiavęs 15 000 virš, tai nėra metų laiko jam. Tai savininkas su juo važiuoja. Ir galima suprasti kodėl, nes tikrai smagu su juo važiuoti. Ir tokį motociklą kaip ir reiktų pirkti, važiuoti. Ten, jeigu vien tik dėl grožio, tai dažniausiai endurkių žmonės neperka. Endurkės perka dažniausiai važiuoti. Tai va, tai mes irgi jungiam ir pavažiuojam.
Nu ir iškart tokie dalykai, kurie duoda apie save žinoti, tai labai natūrali ta sėdėjimo pozicija. Nėra sunkus jisai yra 200 kg grubiai. Ten rašo, kad jeigu ten pilnas su skysčiais 208, bet čia tai keli kilometrai gal jau nepakeis jau kardinaliai kažko. Žodžiu, nėra sunkus motociklas, kaip endurkiai. Turi kažkiek plastikų. Aišku, čia dabar ne apie plastikus gal šnekėt, nes čia reikia, tie plastikai groja pagrinde važiuojant asfaltais, nes labai įdomus dalykas, motociklas taip subalansuotas, kad galima pavažiuoti bet kur pavadinkim, ir galima tikrai jaukiai su juo važiuoti, keliauti asfaltais ir net prie didesnių greičių, nes prie didesnių greičių tie plastikai, aš nežinau kaip, netrodo, kad jų daug yra, bet jie taip sukonstruoti, kad tikrai nujama to vėjo ir nėra tokio diskomforto. Ten būna blemba ale sport motociklų, kurie netaip gerai, nežinau, aerodinamiškai ir kaip ten sukonstruoti, kad to vėjo gauni daugiau negu su Transalpu. Aišku, čia 23 metų modelis, tai inžinieriai kažką primeistravo, sugalvojo, gal kažkokios ir galimybės techninės leido, arba ten dar kažkas. Bet žodžiu, važiuoklė tai labai nice, kad ne per kieta, ne per minkšta, nes blemba, kaifas. Ir labai primena senosios Afrikos važiavimą, nes jinai irgi, aišku, ten jau sunku jų pamatyti tokios, kurios mūsų gamykliniais nustatymais, nes tenais jau per tiek metų, kai jau ten motociklas senas, jūs prikombinuotos būna, vajetų. Aišku, čia ABS, traction ir panašiai, tai čia ne naujienos. O, sportas. Bet jau čia, kad ten ABS ir panašiai, tai natūralu, čia jau standartas, pavadinkim. Žodžiu, važiuoklė tiek toj pačioj bekeliai minkštai, maloniai sugernėja. Čia ne bekelis, čia kelias yra, koks kelias. Bet žodžiu, tikrai važiuoju tokiais keliukais. Aišku, jau šikną reikia kelt nuo sėdynės, bet važiuoju ir smagu, ta prasme, malonumas, o ne jauti tenais, kad kažkaip ten per daug dirbi, ar kad kažką, ar kad motociklas nesąmonės daro. Tai va, ir kitas dalykas, asfaltais jis irgi normaliai važiuoja, tai kažkas tikrai gerai padaryta. Tos galios, nežinau, aš asmeniškai sakyčiau, užtenka tos galios tikrai, nes motoriukas yra toksai responsive, labai gerai atsakantis į gazo rankenėlės veiksmus. Tai tas irgi gerai. Šiaip labai keista šnekėdavo motociklą, kai vos ne vien geri dalykai, bet jeigu taip yra, tai neprisigalvoto, tractionas suveikia. Tai neprisigalvosi specialiai blogų dalykų, tai jo. Būna ir gerų variantų.
Šiaip toks įdomus dalykas yra tas, kad čia dar tokių iš linksmų istorijų, kad praeitais metais jisai pasirodė ir Lietuvos atstovybei jisai kainavo 11 500. Nu, kas tikrai nėra gal ten labai daug už ten motociklą ir viskas kaip ir gerai. Bet paskambini į Vokietiją ir sakai, dėdė Hansi, už kiek tu man duotum tą motociklą. Ir Vokietijos atstovybė, nu, arba ten paimkim ir visoj vakarų Europai. Nu, bet čia konkretus faktas, nes pavyzdžiui šitas yra nupirktas Vokietijoje, tai tenais 9999. Tai pusantro gabaliuko kaip ir susitaupo. Nėra blogai. Tai va, o dabar vat, nu, išvažiavom į asfaltus. Aišku, čia dabar ant standart reikia įsijungti sport modą, bet, nu, net ir to sport modo nejungia. Važiuoja labai gerai, tie du kaušai birbė, garantuotai, užtikrintai, jaučiasi Hondos kokybė, dėdžiai bėgius junginėja irgi maloniai, smagiai. Realiai kažkaip prie kažko labai prisikabinti net neina. Nu ir dar bus įdomu išvažiuoti į rimtesnį asfaltą, pavažiuoti greičiau, bet, nu, tekę man jau yra su juo pavažiuoti greičiau, tai nu, belia kaip gerai jisai važiuoja, ta prasme 100 pem, 100 šiam su juo galima komfortiškai laikyti, kas yra keista, nu, ta prasme, iš tokios endurkės tikėtis to būtų kažkaip keista ir gal, nu, bet va su šito viskas gaunasi gerai. Ir dar kitas dalykas būna kartais, kad bekeliai, tai tenais, aišku, ta važiuoklė, ten jeigu minkšta, ten gerai, maloniai viskas, bet būna išvažiuoja asfaltą ir tada jautiesi, kad, nu, per daug tave teliuskuoja nemaloniai. Nejauti to kelio. Taip gaunasi toksai, kai visas tas guminis motociklas, o su šitom to nėra. Važiuoju asfaltu. Aišku, čia padangos tokios 50-50 uždėtos, pavadinkim, pem ant pem, bekelės asfalto, bet važiuoju to asfaltu ir jaučiasi ta kontrolė, normaliai viskas ir kažkokio ten nuo asfaltinio stryto ar panašiai kažkokio skirtumo, nu, ta prasme, kad galvoti, kad gal su stryto būtų kažkaip geriau, nu ne, ant šito tik tais, kad patogiau sėdi, tai va tas gerai. Nu, kol čia kamštis pavadinkim, tai grįžkim prie šiaip sau informacijos. Nu, tai bakas, kuro bakas, tai 17 litrų, ten 16,9, tai, nu, užtenka, bet, nu, kažkaip, nežinau, mada dėtos mažus bakus, jeigu taip jau su juo čia paadvenčiurinti, išvažiuoti kažkur labai, tai to bako, nu, kaip ir norėtųsi jau didesnio, nu, bet dabar nu visi stengiasi kažkaip neišsiplėstų tais bakais, nes, tipo, nežinau, kiek čia susijęs su ten taršom, ekonomijom ir panašiai, bet tipo mažiau kūro. Aišku, tas range'as gaunasi neblogas, nes motociklas nelabai karija. Nu, aišku, rija, bet va, dabar man rodo vidutinės mano važiavimo sąnaudas šios dienos. Čia važinėjau ir miestą, ir per kamščius, ir kažkur maliausi, kažką dariau. 4,7 litrą. Nu, tai rajūnos tikrai nebus, nu, bet, na, aišku, 7,5 kubikų, 2 cilindrai. Tai kaip ir viskas normaliai. Ramiai važiuojant, aš jaučiu 4 litrus galima tilpti. Dar pašnekėkim apie skidelis. Skidelis tai tikrai fainas, informatyvus, nu tos informacijos, aišku, čia pasidėlioja, ką ten tau reikia, režimai, kas sujungta, laikas, visko čia užtenka, viskas gerai, kiek kūro rodo. Aišku, apsukos analogo. Viskas su juo tikrai labai gerai, neerzinantis, aiškus. Ir kitas dalykas labai gerai matosi, kai saulė šviečia, nes kai kurie būna tokie, kur
jeigu saulė šviečia į tą skydelį, nu, biški taip jau šudiniau, nu, diskomfortas, su šito kažkaip viskas okei. Ką čia dar prišnekėti? Nu, nusuksim į įdomesnį keliuką. Pavažiuot. Galima bus apie politikas pašnekėti. Nes labai įdomus dalykas yra toksai, kad čia kai buvo tas endurkių vajus ir visi norėjo pirko endurkės, nu, endurkių kainos labai užkilusios, čia vienu metu buvo čia porą metų atgal. Ir žmonės, nu, žodžiu, biški pirko nesąmonės, jeigu taip iš šono žiūrint. Nes jeigu už 10 štukyčių galima nusipirkti tokį daiktą naują, visiškai naują, su garantijom, su viskuo, nu, tai kaip ir būtų aiškesnis atsakymas į situaciją. Ir dabar toks yra įdomus dalykas, nes yra privysę gamintojų, tenais visokių ten mažesnių brandų, visokių CF Moto ir panašiai. Ir jeigu taip lyginant CF Moto, jeigu tenais vat irgi kažkokio motociklo šitam analogas ir tenais kaina 8 gabalai, šito 10, nu tai aš nežinau, kas turi būti žmogui blogai, kad jisai pirktų tą CF Moto, nu ta prasme. Nežinau, gal ten, nu, 23 metų modelis, gal po ten kelių metų paaiškės, kad jie ten pasibaigė tas 3 štukų, bet, nu, aš netikėčiau, Honda, nu, vis tiek, nu, kažkaip jie dažniausiai sukonstruoja neblogai tos motociklus. Nu, netgi labai gerai, nes, nu, vis tiek Hondos surinkimo kokybė ir panašiai, tai tikrai yra puikiai. Jie gal ne visat būna ta Honda pati ten galingiausia, pati kažkuom ten išskirtiniausia, nu ten visokie ten Bemsai, Dukačiai, gal tenais jie ten kariauja, kas bus pats eusias. Honda gal ne, bet už tuos pinigus ką duoda, tą patikimumą ir panašiai, nu Honda visad labai gerą duoda. Nu va, ale asfaltai, ale posūkiukai. Fantastiškai valdosi, labai ramiai valdosi. Net, nu, tam tikra prasme keista. Nes būna kartais, kur vieno ratas, tai okei, jisai ten bekeliai duoda, aišku, savo pliusus, bet būna asfaltą duoda minusus, o čia taip sukonstruota, kad net nejauti to, kad kažkas ne taip, kad, nu, kažkas ne asfaltai taip. Tai va, ir šiaip savininkas šito motociklo, vat iš to, kad taip smagu su juo važiuoti, tai va, nepraėjo motociklui metai, 15 virš štukų įraityta, apvažiuotos ir tos pačios Alpės ir Norvegijos ir taip toliau, nes nu, smagu važiuoti ant čia natūraliai, jautiesi, sėdi patogiai. Nu, ko norėt, taip sakant. Čia gaunasi vos ne kaip reklama į vienus vartus, bet tikrai už tą biudžetą, kokį paką gauni, kiek subalansuotą motociklą, kuris tiktų viskam, man sunku įsivaizduoti. Aišku, sakys žmonės, tai tenerė, nu ta mažuoji 700. Tai, nu taip, bet tenais biški kitokia yra ten filosofija. Šitas yra toksai labiau balansas kaip visko, kaip visuma, kaip motociklo. Su šituo labiau, jeigu taip lyginant su tenerė, galima pakeliauti, nu, patogiai ir fainai. Tenais gal jau būtų taip pavažiuoti aštriau arba
labiau į sport off-road pusę einant, nu tai taip, ten yra turėtų savo pliusų. Bet jeigu imti kaip motociklą, kaip, tarkim, turi vieną motociklą ir nori pavažiuoti miško keliukais, nori pavažiuoti darbą, nori pakeliauti po Europą ar ten dar kažką ir tu nori vieną motociklą, tai iš šito price range'o aš neįsivaizduoju, kas galėtų būti geriau. Aišku, nu, gal bus, gal atsiras, bet šiai dienai tai šitas Transalpas būtų atsakymas daugam. Nes taip natūraliai ant jo jaustis važiuojat visiškai nenervingas motociklas. Sėdėjimo pozicija tokia labai gera, nes nei per daug priekį, nei per daug gale. Labai gerai jaučiasi tas monco balansas ir kai pasivyri, pavadinkim, labai gerai natūraliai jaučiasi važiuoklė, tas kelio pojūtis. Labai toks maloniai informatyvus. Jeigu tokia keisčiau išsireikšti, bet manau, kas važiuoja, supranta apie ką aš. Nes, nu, kai kur būna, kai kurie monsai, kur ten kelias nelygus, sulinguoja, tu posūkį pasvyręs ir galvoji, kad, nu, blemba, kur aš čia nusileisiu. O su šituo labai viskas aiškiai. Bus čia tokių keliukų, kur galima bus biškį pavažiuoti. Nu, taip sakant, išvažiuosim į užsienį, kur kiti greičio limito apribojimai. Galima bus pažiūrėti, kaip važiuoja jisai. Šiaip dar toksai, kai Lietuvoje tiek priviso šitų gulinčių policininkų, tai nu irgi praverčia toksai, nes nereikia stabdyti prieš gulinčius mentus, paraiso, nes jeigu jau ten blemba su labai sport važiuokliam, nu tai tu gali biškį ir prisiveikti, gali ir į orą pakilt, gali ir per šikną gaut, nu žodžiu. O čia vat va salvarai, linguoji. Nu va, išvažiavom į užsienį, pažiūrėsim. Ir be jokių problemų. Ta prasme, net keista, net priverčia susimastyti. Nes gerai, stabiliai stovi, nieko, kažko kosmosų nesidaro. O motociklistas kažką dumuoja, motoralistas. Tai va, gal reikia jau baigti. Baigti jau pravažiavimą, apžiūrėjimą motociklų ir taip toliau. Nes kaip supratot, labai geras daiktas. Labai geras daiktas ir prie ūkio, ir ne tik, ir viskam. Ir pavažiuot greičiau, pavažiuot miškais, pavažiuot... Nu, ten jau visiško offroado, tai nu nereiktų su juo liest. Bet pavažiuot miško keliukais, pakeliaut. Nu, labai nustebinęs motociklas. Manau, reikės ir pačiam kažkada su laiku įgyti ir džiaugtis. Nes kam reikia va tokio vieno motociklo, kaip ir minėjau, kad ir nuvažiuoti darbą, ir pakeliauti, ir kur pakeliauti asfaltu, pakeliauti žvyrkeliu, pavažiuoti kažkur toliau, pavažiuoti arčiau.
visur pavažiuot. Labai gerai daro savo darbą. Tai jeigu bus proga, jūs irgi pabandykit, pasivažiuokit, įsivertinkit, kas perkat tokio tipo motociklą, ypač naują, tikrai neatmeskit šito ir nepirkit kažkokio kito, neįsivertinę šito. Galbūt jums kažką jisai netiks, bet, taip sakant, įsivertinti ir pasibandyti šitą reikėtų, nes labai rimtas rinkos etalonas, būtent šitų jau nelipkim virš litro adventure, endurkių ir panašiai. Ir jeigu va tų tokių va šitų mažesnių, pavadinkim, nors motociklas nėra mažas, aš didelis žmogus, puikiai ant jo telpu. Dar toks pastebėjimas apie sėdynę, kad ir mažesnis žmogus tilps ant jo, nes nėra labai aukšta sėdynė, nes kai kurie būna, kad tenais blemba reikia pasispirt, kad užlipt tenais mažesniam žmogui, tai ne, čia bus viskas okei. Žodžiu, labai rekomenduoju išsibandyti patiems ir pasidalinti savo nuotykiais su šito motociklu. Būtų įdomu irgi išgirsti komentarę ar kur ten, kaip jums šitas motociklas pasirodė, atrodo ir taip toliau. Tai šiam kartui tiek ir iki.